Taip, tai laba diena dar kartelį. Šiandieną kalbėsiu apie diagramų sudarimą. Ir pirmas žingsnelis, ką reikia padaryti, norint sudaryti diagramas, pavaizduoti duomenis grafiškai, tai reikia pažymėti duomenis, lentelėje jie yra ar kur kitur, pažymėti duomenis, iš kurių mes tą diagramą sudarinėsime. Tarkime, aš noriu pavaizduoti mieste ir kaime esančių vaikų skaičių stulpelinę diagramą. Tai ką aš pirmiausiai turiu padaryti? Pirmiausiai pažymiu pirmą eilutę su tuščiu langeliu, kurioje yra surašyti metai. Ir toliau pažymiu, nuspaudęs laikydamas Ctrl, pažymiu paskutinės dvi eilutes, kur yra mieste ir kaime surašyti duomenis. Tai tik tai atkreipkim dėmesį, kiekvienoj eilutėje turi būti vienodas langelių kiekis. Todėl čia būtinai turiu pažymėti tą tuščią langelį. Tai duomenys pažymėti, iš kurių sudarinėsime diagramas, toliau renkamės meniu punktą įterpimas ir čia turime diagramų tipus, kuriuos mes galime pasirinkti, sudaryti, pavaizduoti duomenis grafiškai. Su dviejų reikšmių jūs jau susidūrėt, kada brėžėte trigonometrinių funkcijų grafikus, tai vat vienas iš tipų yra, o dabar šiandieną kalbėkime apie tarkime, dvimatę histogramą arba kitaip sakant stulpelinę diagramą. Gali būti ir trimatė ta histograma, cilindrinė, kūginė, piramidinė, bet aš paimsiu pradžiai, parodysiu dvimatę. Pačią pirmąją, pačią paprasčiausią, tai ir pasirenku šitą tipą. Turime iš karto jau įterptą diagramą ir dabar, jeigu norime pakeisti diagramos dydį, tai galime per kampą kažkurį tiesiog padidinti, pamažinti. Pačią diagramą galime nešioti, laikom nuspaudę kairį pelytės klavišą ir perkeliam į norimą vietą. Na ir kada diagrama yra jau įterpta, atsiranda ir pažymėta, atsiranda 3 papildomi meniu punktai – dizainas, maketas, formatas. Vat būtent jais pasinaudojant mes ir formatuosime šitą diagramą. Dabar pradėkime nuo maketo. Makete mes rasime reikalingiausius diagramos šitos priemonės. Tai būtent pirmiausiai diagramos pavadinimas. Pasirinkus čia, žiūrėkite, gali pavadinimo nebūti, taip kaip yra dabar, jo nėra to pavadinimo. Gali pavadinimas būti su perdengimu, žiūrėkite, užsidengia šiek tiek ant brėžinio srities ir gali būti virš diagramos pavadinimas. Tai va dabar būtent ir yra virš diagramos. Na ir kai pavadinimas yra įterptas, tada mes galime keisti tą tekstą, kuris yra. Tarkime, vaikų skaičius. Toliau, kai jau turime pasirašę tekstą, toliau galime jį formatuoti. Galime formatuoti per pagrindinis, šriftą pakeisti, dydį pakeisti, jeigu yra reikalas, ryškintas yra, pasvirinti galime, galbūt spalvą norite pasikeisti kažkokią kitą. Tai visą šitą galite padaryti ir formatavimo tekstą buvo galima daryti ir per paskutinį meniu punktą formatavimą. Žiūrėkit, galbūt norėjote pasirinkti kokį nors wordart stilių. Tai čia vėlgi galite paimti, pasirinkti kažkokį wordart stilių ir turėti pritaikytą suformatuotą diagramos pavadinimą. Taip. Galite fono spalvą keisti, jeigu norite ne tik tai šitą teksto spalvą, bet ir fono spalvą, tai yra šito stačiakampio, tai būtent tada reikėtų jau rinktis va čia kažkokią, jeigu norite, spalvą, bet šiuo atveju aš paliksiu nespalvintą. Taip, diagramos pavadinimas pakeistas. Dabar toliau ašių pavadinimai. Kas yra vaizduojama ant horizontalios ašies ir kas vaizduojama ant vertikalios ašies. Ant horizontalios mes matome, kad tai yra metai, ant čia yra skaičiai tūkstančiais.
nes duota, kad tai yra vaikų skaičius tūkstančiais. Tai dabar ir padarykime šių pavadinimus, horizontalus ašies pavadinimas, šiuo atveju jo nėra, po ašimi kažkokių tai daugiau pasirinkimų nėra, arba po ašimi, ir čia parašykime pavadinimą, kad tai yra metai. Viskas, atsirado šies horizontalios ašies pavadinimas, jeigu reikia formatuojam per pagrindinis arba per formatas. Ir analogiškai yra su vertikalios ašies pavadinimu, tai būtent ašių pavadinimas vertikalios, tik čia žiūrėkite, yra daugiau pasirinkimų. Mes galime pasuktą pavadinimą parašyti, mes galim vertikalų, mes galim horizontalų. Iš kairės į dešinę, tada paslinktų šiek tiek ir pasirašytų taip. Aš dabar parašysiu vietos sutaupimui, kad yra pasuktas ašies pavadinimas, na ir rašau, kad tai yra skaičius ir tūkstančiais, ne, tai yra skaičius tūkstančiais. Spaudžiu vėl Enter ir turim, kad tai yra pasuktas. Jeigu reikia formatuoti, vėl į pagrindinę arba į formatą ir turim. Tai tiek apie ašių pavadinimą. Ne apie šitą turiu galvoj, čia kur skaičiukai, čia bus ašys, mes vėliau kalbėsime apie šitą, bet apie ašių pavadinimus. Toliau, legenda. Legenda yra va šitas paaiškinimas, kuris spalva ką reiškia. Matot, viena spalva yra mieste stulpelis, kita spalva yra kaime stulpelis. Tai dabar būtent tą legendą, kuri dabar yra dešinėje, mes galime nusistatyti ir padaryti kitoje vietoje. Galbūt jūs norite viršuje. Tada atsiranda po pavadinimu ta legenda ir turime mes ją ten. Galbūt jūs tą legendą norite kur nors apačioje matyti, tada atsiranda jinai apačioje. Gal jūs norite kur nors kairėje matyti pusėje, tada jinai yra kairėje. Tokiu būdu jūs nusistatote ten, kur norite tą legendą turėti. Aš dabar ją paliksiu dešinėje pusėje. Jeigu norite, galite vėlgi formatuoti, galite rėmelį keisti, galite rėmelės keičiamas ne figūros kontūras čia, galite užpildą keisti. Jeigu tekstą formatuoti, einate į pagrindinis arba per teksto užpildą šitą ir pasirenkate, suformatuojate tekstą. Taip, tai čia yra legenda. Aišku, ją galime nešioti, nusikelti kažkurią tai vietą ir pasidėti patiems ten, kur jūs norite. Gal jūs norite, sakykime, kur nors arčiau to pavadinimo ir jis gali būti čia. O tada šitą brėžinio sritį mes galime šiek tiek timptelėti ir pakeisti, kad jinai būtų didesnė. Brėžinio sritį, žiūrėkite, va čia, va šitas, va, stačiakampis, jeigu aš straptelėčiau ir atsiranda užrašas, irgi brėžinio sritis. O pakeisti tai labai paprastai, žiūrėkim, jeigu čia pakeičiam, patempiam dešinę per šitą keturkampį, tai tada ir mes pakeičiame brėžinio srities dydį. Taip, toliau yra duomenų etiketės. Duomenų etiketės tai parodys prie kiekvieno stulpelio arba stulpelio viduje reikšmes, kokios yra tikslios reikšmės. Tai galbūt jūs norite centre, tada žiūrėkite, yra kiekvieno stulpelio, kas yra lentelėje, tarkime, pirmas 2005 metais, mieste 473,6, kitam 272,6. Ir yra parodomos tos duomenų reikšmės. Tos duomenų etiketės gali būti, kaip matote, centre, gali būti iš vidaus, gali būti pagrindo viduje, va čia bus apačioje, ir gali būti, tarkime, išorėje šitą. Nesvarbu, kurioje vietoje bebūtų, mes jas galime pakeisti jų kryptį, tai pats lengviausias būdas spragtelėjus ant vienos pasižymi visos ir tada su dešinio formatuoti duomenų etiketes ir žiūrėkite, yra prie lygiuotės teksto kryptis. Tai va čia galite paimti ir pasukti tą tekstą ir analogiškai čia lankelio, kaip matot, neuždariau, nes man jis bus reikalingas toliau. Tai šitaip galima, tiesiog spragtelėjau ant kitų duomenų etikečių ir vėl lygiuotė, vėl teksto kryptis pasuktas ir turime dabar ir vienas, ir kitas duomenų etiketes pasuktas. Norėtume, kad jos būtų ryškesnės ar didesnės ar dar kažkas, tai pagrindinis, sakykime, ir jeigu reikia didesnių, tai galim pasidaryti didesnės, kad ryškiai matytume ir šitą tikrai
tikrai įžiūrėtume. Spalvas irgi galime keisti. Taip, tai apie duomenų etiketės, kaip ir turėtų irgi viskas būti aišku. Toliau, duomenų lentelė. Galime parodyti duomenų lentelę, va čia žiūrėkite, atsiranda ta pati šitos lentelės konkrečiau atrinkti duomenys, tai būtent metai yra, ta pirmoji eilutė ir yra mieste kaime tos dvi eilutės, nes mes, kada sudarinėjome tą diagramą, mes rinkomės tik mieste ir kaime duomenys, tai va čia tie duomenys ir yra. Tai jeigu bus reikalas, kada parodyti duomenų lentelę, tai va būtent yra čia. Toliau ašys. Ašys yra horizontali ašis ir yra vertikali ašis. Mes ją galime parodyti arba pakeisti, kad būtų rodoma iš dešinės į kairę, sakykime, kitaip. Dabar yra rodyti iš kairės į dešinę. Kalbu apie horizontalią ašį, bet, sakykime, galbūt jūs norite parodyti iš dešinės į kairę. Pasirenkat šitą variantą ir dabar žiūrėkite, jau yra 2011, 2010, 2009, 2008 ir taip toliau. Ir ašis jau dabar yra dešinėje pusėje. Norite atgal normaliai, pasirenkate ašį rodyti iš kairės į dešinę. Normaliai, sakau, lyg tai taip įprasčiau yra. Tai turime tokį variantą dabar. Na ir kitas analogiškai galime iš viso nerodyti ašies, tarp kitko dar galime iš viso nerodyti ašies, tai čia pasirinktumėte nėra, bet jeigu mes paslėpėme ašį, tai tada jau negalime žinoti, kurie stulpeliai kurios metus vaizduoja. Tai horizontali ašis tikrai turi būti ir mes ją rodome, tarkim, iš kairės į dešinę. Su vertikalia ašimi šitų duomenų, šitų skaičių gali ir nebūti, nes mes kiekvienu stulpeliu rodome tikslę reikšmę. Tai šitas duomenis šitą ašį galime panaikinti. Tai būtent ašis vertikali ir žiūrėkite, mes galime nerodyti tos ašies, mes nieko neprarandame. Tiesiog prie kiekvieno stulpelio vis tiek mes matome, kokios reikšmės yra. Šis panaikinta vertikali, žiūrėkite, kaip ir nebereikalingas tas tinklelis čia, kur yra. Tai kitas mygtukas būtent yra apie tinklelį, kalbame apie tinklelį, tai čia pasirenkame ir turime horizontalų čia tinklelį, vertikalaus tinklelio kaip ir nereikalingas, bet jis yra, galėsime, ta prasme, galime užsidėti, sakykime, va tokį va pasidaryti, bet jis nesuteikia jokios informacijos. Kaip ir dabar horizontalusis nesuteikia informacijos, nes čia nebėra tų skaičių. Tai žiūrėkite, mes jį galime iš viso panaikinti, nėra pasidaryti, kad nebūtų to horizontalaus tinklelio, bet noriu parodyti, kad buvo galima sudaryti ir mažąjį tinklelį arba didįjį ir mažąjį, kur yra didysis, tai skirtas šiek tiek tamsesnė linija, o mažasis paprastomis linijomis. Ir turime parodytą tinklelį. Tik aš dabar jį nuimsiu, nes mums kaip ir nereikalingas tas tinklelis. Na ir, bet iš tikrųjų, sakykime, tai, ką aš čia apkalbėjau viską galime formatuoti tiesiog spragtelėjus ant tos vietos ir pasirinkti dešiniuoju paskutinę komandą, formatuoti ašį. Jeigu norite formatuoti, tai mes galime formatuoti ašį. Galbūt skaičius norėsite pakeisti, gal užpildymą norėsite pakeisti, linijos spalvą ir panašiai. Jeigu jūs norėtumėte duomenų etiketės formatuoti, spragtelėjot ant duomenų etiketės, pasižymėjo visos su dešiniu formatuoti duomenų etiketes. Ir vėl galite pasirinkti, ką jūs norite. Galbūt yra, bet jūs nenorite dviejų skaitmenų po kablelio, gal jūs norite, kad nebūtų iš viso būtų sveikas skaičius. Tada padarome, žiūrėkite, kad būtų 0 skaitmenų po kablelio ir jau mes turime sveikuosius skaičius. Galbūt jūs šitą norėjot formatuoti, su dešiniu formatuoti diagramos pavadinimą ir vėl, jeigu norite, galite kraštinės nusistatyti,
čia tarp kitko, jeigu kraštinės nusistatant, tai pasirenkam ištisinę, pasirenkame spalvą kažkokią, kokią norite, ir toliau prie kraštinio stiliaus jau nusistatote storį kraštinės, kokį norite, tarkime 5, ir pasirenkate, kokią kraštinę norite. Tai vat irgi galime formatuoti. Tai tokiu būdu, jeigu suklydot, atšaukti visada galime, tokiu būdu galime atlikti formatavimus. Na ir dabar pradėkim trupučiuką pasikeisti spalvas. Tarkime, stulpelių norite, nepatinka tas stulpelių spalva, jūs norite pakeisti ją. Dabar visi pažymėti, tai 2 kartus greitai, ne, vis dėlto vienas pasižymėjo, 2 kartus greitai, ne ant duomenų etiketės, ne ant šito. Žiūrėkit, visi pasižymėjo ir atsirado lentelė, kurioje mes galime keisti užpildą. Dabar užpildą žiūrėkite, kokių yra galimybių. Gali būti be užpildo iš viso, tai turėsime tokį variantą. Gali būti vientisas užpildas, tada jau renkamės, kokią norite spalvą šitą ir turite tą spalvą. Toliau perėjimo užpildas, kada jūs galite pasirinkti, va čia pažymėdami slinkiklius, galite pasirinkti kažkokią tai vieną ar kitą spalvą ir turite jau tas spalvas, šitų slinkiklių dėka jūs galite nusistatyti, kiek norite matyti tos raudonos spalvos, kiek norite matyti tos geltonos spalvos. Toliau, kaip jūs norite matyti, galbūt jūs norite raudoną matyti viršuje, tai va čia, kur yra kryptis, pasirenkate, kokią norite matyti. Jeigu stulpeliai būtų šiek tiek šitą didesni, storesni, sakykime, platesni, tada galbūt galėtume rinktis ne kokią linijinę, o spindulinę, tada matytumėte tokį pusapskritimis šitą ir tas išdėstymas stačiakampio vėl būtų kitaip, matosi toks kampas lygtai stačiakampio ir turim. Tai šiuo atveju pasirenku šitą, pasikeičiu kryptį, kad būtų tiksliai nepasvirusi ir turime va tokią nusispalvinimą. Jeigu perėjimas nepatinka, tada renkatės arba paveikslėlį per failą, arba renkatės tekstūrą. Galbūt jūs norite kažkokios tekstūros ir turite tada tekstūrą. Na ir vėlgi, jeigu tekstūra nepatiko, tada raštas. Raštui galite pakeisti priekinę plano spalvą kažkokią, kokią norite, galite pakeisti fono spalvą, kokią norite ir žiūrėkite, turite dabar krūvą įvairių variantų ir galite nusispalvinti, užsidėti tokius stulpelius, kokius jūs norėsite. Taip, tai stulpeliai nuspalvinti, patys stulpeliai nuspalvinti, dabar kraštinių spalva, tai vėlgi ištisinė ir pasirenkate spalvą, tarkim juodą pasirinksiu ir kraštinius stiliai. Keičiat, kad būtų storis, ne, jeigu norite, ir keičiat, kokias tai bus kraštinės. Ir dabar visi stulpeliai jau yra su tokiomis kraštinėmis. Viskas analogiškai tas pats yra ir su kitu stulpeliu, tai neberodysiu, tiesiog matėte, tos lentelės neužpildžiau, jeigu noriu, aš galiu toliau čia atėjęs dar, tekstūrą užmėsiu kokią tai, kad būtų ir turėsime tokią pakeistą irgi tekstūrą tam stulpeliui pritaikytą. Dabar toliau analogiškai galime pakeisti ir diagramos srities, va čia yra aplinkui visa ta diagramos sritis. Visos diagramos srities paveikslėlį galime užsidėti, jeigu norite kokį, galite uždėti tekstūrą, galite perėjimą kažkokį užsidėti, jeigu norite, tarkime, tik dabar pasidarykime, kad būtų atvirkščiai ir raudona į apačią, geltona į viršų ir jeigu net netinka tos spalvos, galime pasiimti kažkokias tai kitas tas spalvas, kad būtų jos, tai čia labai greitai pasikeičiat ir turite jau kitas spalvas. Na, o dabar per vidurį paliko tas baltas lopas, sakykime, tai paprastai tariant, tai čia yra brėžinio sritis, tai mes galime padaryti, spragtelėjau ant tos brėžinio srities, galime padaryti, kad būtų be užpildo, ta prasme bus bus be jokio spalvinimo ir
ir tada bus gražiai matomas diagramos fonas, diagramos srities ir tada turime va jau tokią padarytą diagramą. Na ir dar vienas dalykas, ką mes galime padaryti, tai pačiai diagramai galime suapvalinti kampelius ir uždėti rėmelę. Tai čia jau būtų, eitume į kraštinės stilius, pirmiausiai, kad suapvalintume kampus, parodau, nors tas galėjom pirmą nusistatyti kraštinę spalvą, kraštinę stilių ir tik paskui suapvalinti, jokio skirtumo, bet tik tais, kad užsifiksuotų, rodau, kur suapvalinimo kampai randasi. Ir tada galime pasirinkti ištisinę, galime pasirinkti juodą, tegu būna, viskas gerai. Ir toliau pasirenkame storį, nu, tegu būna kokie 5, kad aiškiai matytume. Na ir pasirinkite, jeigu norite kažkokią tai linijos tipą. Ir žiūrėkite, jau dabar uždarau, jau turim padarę, čia kaip ir būtų gerai, kad nebūtų tos kraštinės iš viso, tai kontūras padarykime, kad būtų, nėra kontūro, ne? Ir tada jau čia nebeliks tos spalvos. Ir viskas. Turim pavaizdavę, sukūrę diagramą, kurioje yra atvaizduojami mieste ir kaime gyvenančių esančių vaikų skaičius. Dabar pagalvojau, kad man reikia tokios pat diagramos, taip pat suformatuotos, kur būtų pavaizduoti berniukai ir mergaitės. Aišku, galima daryti iš naujo ir viską parinkti tokius pat, bet yra kitas būdas, kada padarytą diagramą mes nukopijuojam, pažymiu Ctrl+C, kažkur šalia Ctrl+V, turime dar vieną tokią pat diagramą, o toliau mes pakeisime toje diagramoje duomenis. Šitą padaryti labai paprastai galima tiesiog diagramoje spragtelėti dešiniuoju, pasirinkti komandą, pasirinkti duomenis, būtent šitą komandą. Na ir dabar, sakiau, berniukus mergaitės noriu pavaizduoti antroje diagramoje, vadinasi, pažymiu vėl metus, nuspaudžiu Ctrl, laikau nuspaudęs ir pažymiu berniukai mergaitės. Spaudžiu gerai. Žiūrėkite, jau turime pavaizduotą berniukai mergaitės ir kadangi tas vienas stulpelis yra aukštesnis, pasikeitė šitų duomenų kryptis, bet ją greitai galime vėl formatuoti duomenų etiketes. Prisiminkite lygiuotę, tai yra pasuktas, ne tekstas yra, pasisuko, na ir pagrindinėme paimsime, pakeisime, kad būtų didesniai, gal 16 buvo kažkoks, kad nebūtų, ir padarysim, daugiau nieko nedarysim. Taip, ir viskas, turim jau dabar vaikų skaičių, tai būtent berniukai ar mergaitės, ir iš šitos diagramos nukopijavus, pakeitus duomenis, labai greitai turim dar vieną diagramą. Tai tokiu būdu yra padaromos diagramos. Dabar kaip pakeisti diagramos tipą? Diagramos tipą sudarėt dvimatę stulpelinę diagramą, bet pamatėte, kad ji jums nepatinka, jūs norite pakeisti jos tipą. Šitą padaryti, kai diagrama pažymėta, šitą padaryti galite per dizainą ir keisti diagramos tipą, bet greitesnis variantas, ko gero, dešiniuoju ir keisti diagramos tipą. Tada žiūrėkite, vėl turite pasirinkimus, į kokią norit keisti. Čia turime šitą klasterinę histogramą, ne stulpelinę diagramą, bet galbūt jūs norite trimatę. Trimatė 100%, kada stulpelis ant stulpelio yra vaizduojamas ir visi stulpeliai ištempiami, padaromi vienodo aukščio, tai pasirenku tokią ir dabar žiūrėkite, yra pavaizduota taip. Nepatiko šitoji, atšaukiu ir tada vėl keisti diagramos tipą ir galbūt norite kažkokią cilindrinę, kaip pavyzdys, kad turėtumėte. Turite cilindrinę. Jeigu norėtumėt kūginės, galite pasirinkti kūginę kokią nors. Svarbiausiai rinktis, galbūt juostinės norite, tai žiūrėkite, čia yra juostinė ir prie tų juostų, čia yra vėlgi visokių tų juostų, imsiu pačią pirmą dvimatę, pasirenku ir žiūrėkite, turiu jau tokią
diagramą. Tai va, diagramos tipą labai lengva pakeisti. Na ir dar trumpai noriu parodyti skritulinės diagramos sudarymą. Tai būtent kada, sakykime, jums reikia, tarkim, pavaizduoti gimstamumą skritulinė diagrama. Tai pirmas žingsnis vėl būtinai pažymiu šalis su tuo tuščiu langeliu, nuspaudžiu Ctrl, laikau nuspaudęs ir pažymiu gimstamumą. Toliau įterpimas, skritulinė ir tokie yra pasiūlyti variantai, tai aš pasirinksiu va šitą, kada yra 3D skritulinė diagrama ir atskirtos dalys. Turim jau skritulinę diagramą, maketuojant sumažėja, žiūrėkite, galime pavadinimą, bet jis tinkantis labai viskas gerai, tai nekeisiu. Legenda tai yra čia šitoji ir duomenų etiketės. Norėčiau straptelėti ties duomenų etiketėmis. Pasirinksiu daugiau duomenų etikečių parinkčių ir pažiūrėkite, ką mes čia turime galimybę kokią padaryti. Tuoj duomenų etikečių parinktis. Taip, tai yra sekos pavadinimas. Galime, žiūrėkit, sekos pavadinimas, bet sekos pavadinimas tai yra gimstamumas prie kiekvienos dalies. Netinka šitas, nerodom. Bet vat kategorijos pavadinimas, tai mums tinka puikiai ir mes turime, sakykime, prie kiekvienos dalies šalies pavadinimą ir reikšmę. Tai reikšmė yra iš va būtent šito, žiūrėkit, kur yra uždėtas varnelė, pažymėtas jungiklis prie reikšmės, tai ją galim nuimti, nerodyti tos reikšmės, bet aišku, ta reikšmė yra reikalinga šiuo atveju, nes tam ir vaizduojam duomenis, kad matytųsi reikšmės. Bet galime reikšmės pakeisti procentais, tai jeigu norite vien tik procentų reikšmės atjungiat, paliekat procentais, lentelėje yra tikslios reikšmės, o čia rodoma procentais. Tos tikslios reikšmės verčiamos į procentus. Bet gali būti ir reikšmės, ir procentai, arba tik reikšmės. Na ir toliau, kur jūs norite matyti. Galite norėti centre, galite pabaigoje iš vidaus, galite pabaigoje iš išorės. Šitas variantas visai neblogas yra. Ir dar vienas dalykas, atkreipkite dėmesį, va šitoje vietoje atsiranda legendos raktas, tai būtent ta spalva yra nurodoma, kuri yra šalis, kurios spalvos. Kad nesuprastumėt, va Ispanija, kad ne šita dalis yra vaizduojama, bet šitoji. Čia Hondūras, tai būtent šitas. Na ir viskas. Dabar jau kaip ir dėl etikečių tiek. Uždarau šitą langelę, bet jau jūs ko gero suprantat, kad jau nebereikalinga yra legenda. Tai legendą galime paprasčiausiai ištrinti ir viskas. Ir turime tokią dabar diagramą. Nuo dalis, tas visas dalis galime spalvinti. Vienas įkelis spragtelėjus visos pasižymė, bet aš noriu atskirai vienokią spalvą, kitą kitokią, tai dar įkelis spragtelėjus pasižymėjo tik jau dabar viena dalis. 2 kartus spragtelėjus galime užpildymą įsikviesti tą ir tada galime keisti. Čia yra vientisas, toliau kitoj norėsiu kokį raštą uždėti, tarkim, kad būtų, pasirinksiu raštą, dar trečioji kažkokią tekstūrą norėsiu uždėti ir renkuosi kažkokią tekstūrą. Na ir tokiu būdu jau jūs spalvinate tas atskiras dalis. Na, o jeigu norite rėmelių, tai tada kažkur šalia spragtelėt, kad nebūtų viena dalis pasižymėjusi ir tada uždarykime, atsiprašau, tą langelį, šalia spragtelėt ir paskui spragtelėt ant viso, tada jau pasižymė visos dalys. Na ir kai pasižymėjo visos dalys, tada formatuoti duomenų seką su dešiniu ir tada jau žiūrėkite kraštinę spalvą, pasirenkate kokią norit kraštinę ir pasirenkate storį. Daugiau nieko keisti negalėsim, tik storį. Tarkim 5. Na ir žiūrėkit, visos kraštinės patapo vienodos ir tokiu būdu jau turim. Nuspalvinimas diagramos fono yra toks pat, vėlgi formatuoti šitą, toliau yra užpildymas, kokio norite to užpildymo, tegu būna perėjimas tas pats ir turime jau padarytą.
Na, jeigu reikia, dar pasikartosiu, jeigu reikia, tarkim, mirtingumo tokios pat, tai prisiminkim, ką darome, pažymim diagramą, toliau kopijuojam Ctrl+C, šalia kažkur spraktelim ir įklijuojam. Turime vėl dar vieną tokią pat diagramą, o dabar belieka tik tai šitą, atsiprašau biškį, šitą panešiu į šoniuką, kad nesitrukdytų. Ir čia dabar, norint pakeisti duomenis, kad būtų mirtingumas, su dešiniu pasirinkti duomenis ir vėl pažymiu šalis visą su tuščiu langeliu, Ctrl ir pažymiu mirtingumą. Spaudžiu gerai ir žiūrėkite, jau turiu dvi tokio pat tipo diagramos, tik tai vienoje yra gimstamumas, o kitoje yra mirtingumas. Tai va, tiek trupučiuką kitaip apie skritulinės diagramas dėl tų duomenų etikečių parodymo. Tai